Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Sveiki gyvi. Krepšinio esu veteranas Rimantas Endrejaitis. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Lietuvos krepšiniai 103. Ačiū už tai Jamesui Naismithui, ačiū mūsų tautiečiams, kurie šį žaidimą atvežė Lietuvon ir būtent dabar jauniems lietuvaičiams, kurie sugrįžę nori padėti mūsų rinktinėms. Gabrielė Nikitinaitė žaidė už Didžiosios Britanijos jaunimo komandas, ten jį gyvena, o štai dabar papildys Lietuvos moterų nacionalinę rinktinę. Apie tai kalbėjo čia Lietuvos krepšinio namuose. Lietuvos krepšinio gimtadienis ir turbūt geresnės dovanos negu toks Gabrielės sprendimas tikrai tikėtis ir negalėjom. Plius, kad kaip visi žinom, krepšinį Lietuvoje pradėjo bent jau oficialiai žaisti moteris ir džiaugiamės, kad principo ši diena yra didelė gera naujiena visam Lietuvos moterų krepšiniui. Šiandieną turim labai rimtą papildymą Lietuvos moterų krepšinio rinktinės ir įdomi istorija, iš tikrųjų daugiau papasakos gal Marius Tamolis, čia jo, sakyčiau, nuopelnas yra. Pradėjom visą procesą lapkričio mėnesį, tiek federacijos pastangom administracijos, tiek pačios Gabrielės sklandžiai dokumentaciją sutvarkė. Norėjom anksčiau, kad jau prisijungtų, bet gavosi kaip gavosi ir tikrai tom džiaugiamės. Visi dokumentai sutvarkyti, labai džiaugiuosi, kad Gabrielė yra pilna teisė mūsų Lietuvos moterų krepšinio rinktinės narė ir šiandien Lietuvos krepšinio gimtadienio, sakykime, dieną mes galim įteikti Gabrieliai jau oficialius Lietuvos moterų krepšinio rinktinės marškinėlius. Sveikinam tapus pilnavertę kandidatė narė Lietuvos krepšinio moteros rinktinės. Labai smagu čia būti, malonu, excited ir kaip nežinau lietuviškai pasakyti, kad čia almost unbelievable, kad gimiau Lietuvoje, dabar turiu lietuviškus marškinius, tai very nice privilege čia būti ir happy, kad taip viskas situation worked out. Jau stipri komanda, žiūrėjau žaidimus, kai žaidžia prieš Belgiją, patiko kaip žaidžia. Man atrodo, ką aš galėčiau help su savo tritaškiu. Tėvai išvažiavo dirbti Anglijoje, man buvo 2 metai. Ten mokykloje jau užaugau. Pirmą pradėjau futbolą žaisti, bet kažkaip vieną vasarą grįžau Lietuvoje. Kaimynas žaidė krepšinį lauke ir buvo įdomu man, ką čia daro, kodėl nespardo kamuolį. Tai nuo ten grįžau Anglijoje, paskui klubas suradau krepšinio ir nuo 10 metų pradėjau krepšinį žaisti. Džiaugiamės Justės Jocytės Women NBA pašaukimu ir tiek aš, tiek treneris kalbėjom, tai prisijungs irgi nuo pat pradžių, gegužės 12, tai pilna sudėtis turėtų startuoti jau nuo gegužės 12 ir pasiruošime pradėti sklandžiai. Su Kamilė bendraujam, tiek treneris, tiek aš. Kamilė yra geros nuotaikos, rūpinasi savo džiaugsmais, bet ir tuo pačiu aktyviai sportuoja. Plačiau informaciją turėsim artėjant pačiam pasiruošimui ir už kelių savaičių. Dar nežinome, ar Matas Buzelis, žaidintis Chicago Bulls komandoje, papildys Lietuvos nacionalinę vyrų krepšinio rinktinę vasarą. Bet štai dabar jisai su broliu Vincu atskrido Lietuvon ir Vilniuje susitiko ne tik su savo senele Elena Buzelienė, teta Lina Buzelytė, tik gaila, nepamatys jau niekada, nes miręs yra Petras Buzelis, jų senelis. O dabar apie tai, ko atskrido čia Buzeliai.
2022 metais Vilniuje atidarytoje NBA krepšinio mokykloje, vienintelėje Rytų Europoje, antrą kartą surengtas Mato Buzelio 13-mečių krepšininkų taurės turnyras, į kurį pirmą kartą atvyko ne tik mūsų tautietis Chicago Bulls komandos žaidėjas, bet ir jo pirmasis treneris Dmitrij Piršių, agentūros Excel Sport Management atstovė Jenny Seks, Mato dešinioji ranka Chicago Bulls klubo narys Daniel Roy. 20-metis Matas Buzelis mielai bendravo su 13-mečiais, mokė jos pirmųjų meistriškumo įgūdžių, o rungtynių pradžioje išmesdavo kamuolį iš aikštės vidurio. Pasaulinėme 13-mečių turnyre dalyvavo 12 komandų bei lietuvaičių, Jungtinės Europos talentų, Jungtinių Amerikos valstijų, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Gruzijos vaikai. Būsimoji Amerikos krepšinio žvaigždė Matas Buzelis sakė, kad Vilnius gali tapti žinoma jaunųjų talentų mokykla visame pasaulyje. Turnyro organizatorė asociacija Mes Mūsų 13-mečiams suteikė išskirtinę galimybę pasirodyti pasaulio krepšinio skautams. Matas Buzelis gimė Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau turi Lietuvos pilietybę. Jis savo pasiaukojančių darbų, ryžtų ir meilę krepšiniui pateko į geriausią pasaulyje krepšinio lygą. Gal savo pavyzdžių Matas įkvėps ir savo mažuosius tautiečius. Ačiū jam. Naujas mūsų skyrelis, prašau žodžio. Vilnietį krepšinio veteraną, buvusį žaidėją ir trenerį jaudina šiandieninio krepšinio intrigus, apkalbos, nesutarimai. Aš galvoju, kad reiktų mažiau plepėti ir daugiau daryti. Ir tie tuščios kalbos ir plepalai reikia palaukti. Tegu susiklosto, susidėlioja, vyrai apsigalvoja, neskubėti ir po truputį viskas susidėlios. O čia dabar ir vieni ant kitų puola, ir korespondentai rašo, ieško sensacijų. Reikia atsargiau kalbėti ir kuklesniem būti. O kad už Lietuvą reikia žaisti, tai reikia žaisti. Dar ne vienas tie visi vyrukai išaugo čia. Kad ir paim Buzelį su Buzelio dėduku aš žaidžiau už Lietuvos rinktinę. Kartu aš buvau dar jaunas, o jis jau buvo veteranas, gynėjas. Paskui jisai daug metų komentavo ir mamutė buvo puikiai sportininkė, taip kad gerbkim vieni kitus. Yra ir kitų žmonių, kurie krepšinio nemėgsta. Ir daug kas reiškia tą progą tokiu pasityčiojimą išreiškia ir žiūri, kom čia baigsis. Mes niekam netrukdom. O trukdom savo tokiom kalbom. Man atrodo, kad yra daug norinčių, kad sužlugtų ta sporto šaka, kad jos nebūtų. Kad gali ir pavydi daug kas, kad čia daug metų taip jau neblogai laikomės. O jeigu dabar pagalvau, tai ir dabar gerų jaunų vyrukų yra. Žiūrėkit, kiek universitetuose Amerikoje studijuoja gabių, talentingų ir aukštų vyrukų ir gynėjas atsirado. Leiskim jam studijuoti, dirbti ir subręsti. Kaip vertinate dabar naujus trenerius? Jūs taip pat pesimistas esate? Žinot, treneris Kurtinaitis yra nusipelnęs žmogus krepšinį. Jau pristatinėti čia ypatingai nereikia. Ir jo mintis yra geros. Ir kartais sako, gal pasenusios ar ką, jisai šiuolaikinės jo mintis. Greitas krepšinis, presingas, aštris, gynyba gera. Po geros gynybos greitas puolimas, jeigu tas neišeina ir poziciškai sužaist, jis teisingai mąsto. Tik tai reikia, kaip sakant, kad dirbtų ir gerai tą temą teisingai galvotų krepšininkai. Nebūtų išmušti iš vėžių, kaip sakant, nes kiti vėl reikia, kad čia jau pasenusi taktika ir panašiai. Žinot, tokių visokių cirkų reiškiasi. Bet tai daugiau atspindi bendrą tokią kovą dėl pozicijos, dėl kėdės ir panašiai. Prie James Naismito
skulptūrus, mes prisimename praeitį ir lyginame ją su šiandiena. Šarūnas Jasikevičius pripažintas šio sezono geriausio Eurolygos treneriu. O štai Kauno sporto halėje 2004 lapkričio mėnesį mes jį nufilmavome, kai Tel Avivo Maccabi žaidė su Žalgiriu. Žinoma, tada buvo legionierius mūsų kaunietis. Ką darysi, toks gyvenimas, Kiekvienas už save, kaip sakant. Aš visą laiką sakau, kad nėra man pati, nelabai aš būnu laimingas, ne kaip reikia žaisti, nei, pavyzdžiui, prieš Žalgirį ir jaučiu sentimentus Barcelonai, šiais metais reikia žaisti. Tai nėra iš tokių tikrai rungtynių, kurios atvažiuoji, sužaidži, išvažiuoji. Ne, yra labai sunku. Daug žmonių ir aplamai jaučiu sentimentų Žalgiriui nuo mažų dienų ir žaisti tokių varžybų nėra lengva. Mes lietuviai žinom, ką mums reiškia Žalgiris ir manau, visi kiti jau už Lietuvos ribų supranta, kas lietuvių yra Žalgiris ir jeigu ne šitas jubiliejus, nemanau, kad būtume čia ir nemanau, kad sulauktume tokio didelio Eurolygos dėmesio mūsų šaliai. Nežinau, Eurolygą taip pat noriu padėkoti, kad padaro tokias gražias nuotraukas, kaip visą laiką labai ramus nuotraukos, save kontroliuojantis. Kaip Pavydas sakė, tikrai palinkėti Eurolygai turėjo gerą asamblėją ir palinkėti visiems gero Eurolygos sezono ir tikiuosi gražių rungtynių. Pergalės kažkaip dar labai toli jos, nes juk viskas sprendžiasi daugiau mažiau balandžio mėnesį ir gegužės mėnesį. Dabar dar reikia žaisti. Po kelių minučių pertraukėlis LKF prezidento Mindaugo Balčiūno mintis. Avizo visiems, kurie renkasi kokybę. Sybet, ruletka, gry karčanai, automatai do gry. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, esu Mantas Laurenčikas ir kviečiu žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Tęsime Lietuvos krepšinio namuose parengtą išskirtinį interviu su LKF prezidentu Mindaugu Balčiūnu. Aš dabar šio interviu metu supratau, kad Mindaugą Balčiūną kuo daugiau bus kritikų jūsų gyvenime, jūsų darbe, tai stiprina, nes jūs taip užtikrintai, taip tvirtai. Šiaip, aišku, kritika yra vienas pagrindinių progreso variklių, jeigu taip žiūrėti. Mes, aišku, turim savo strategijas, bet kartais kritikai pasako ir gerų minčių, o nepagrįsta tuščia kritika, jinai pasimiršta per dieną. Visiems, net ir patiems kritikam noriu pasakyti. Ir reikia kažką galvoti naujo ir jeigu tuščiai kalbi nuolatos, tai tavo, sakykime, ir įvaizdis, ir kompetencija, jinai visiems aiškiai pasidaro. Tai reiškia, yra tuščias žodžiai, tokia tuščia veikla. Žurnalistams nelabai, anie vadovai norėdavo duoti interviu. Dabar jūs visais klausimais pateikėt žurnalistam atsakymus. Asociacijos, vėlgi, turinys pats kaip organizacijos, jis įpareigoja būti labai atviram, labai skaidriam ir viešam. Tai mes tikrai negalim kitaip elgtis, nuolatos duodam informaciją visais klausimais ir smagu, kad, nežinau, kiti, aišku, galbūt kritikai tą panaudoja panašiai, bet neturim ko slėpti iš tų organizacijų ir mano principas yra toks, kad kiekvieną dieną padaryti maksimumą, jeigu rytoj tektų keisti veiklą, kad būtum ramus savo širdį, kad padarėjai viską. Aš dėl to šį klausimą ir pateikiau, nes paprastai eiliniai žmonės, jau nekalbant apie tos, kurie iš žurnalistikos valgo duoną, paima vieną sakinuką, vieną faktą. Jeigu jūs pasakėt, kad mes gerai dirbam, sudirbs jūs, kad jūs blogai dirbat. Jeigu kita, kad nieko nedirbam, nedarom. Aš galiu palyginti įvairius laikmečius. Krepšinio federacijos sistemoje aš esu nuo 2003 metų. Mačiau daug žiniasklaidos atstovų, mačiau daug požiūrių įvairių, sakyčiau, laikmečių, vis tiek daugiau negu 20 metų. Tai žinokit, pasilgstu iš tikrųjų tokio giluminio požiūrio. Giluminio į dalykus kvalifikuoto požiūrio. Tendencijas, jeigu žiūrėt, galbūt lyginant, kas būdavo, suprantat. Bet toks laikmetis, prie to mes ir patys taikomės.
Bet, žinot, tas neatleidžia nuo pagrindinio tikslo, tai yra iškovojimo, aukščiausių apdovanojimų, parengimo rinktinės, paruošimo žaidėjų ir panašiai. Tai, sakykime, tos naujos tendencijos, jos nemanau, kad prisideda prie veiksmingesnio krepšininkų rengimo, nes kartais matom, kad krepšininkui, ypatingai jaunajam, kažkur atsidurti socialinių tinklų populiariausių sąrašuose yra didesnis laimėjimas negu laimėti Europos krepšinio čempionato jaunimo, pavyzdžiui, medalį, suprantat? Ateina netgi ne mūsų nacionalinio, sakykime, lygio tendencijų, yra pasaulinės tendencijos, daug madų ateina iš Amerikos. Sakom, geri lietuviai krepšininkai, ypač vyrai, gal neblogi yra ir treneriai, tačiau mūsų nacionalinėse komandose, nekalbant apie LKL, net ir regionuose, jau pasirodo, kuo toliau, tuo daugiau užsieniečių krepšininkų. Ar Lietuvos krepšinio federacija pradės kada nors šitą klausimą iškėlusi su viceprezidentais aptart? Atvažiuoja, metus laikų pažaidžia ir dar daug dievė, kad jis gerai pažaidžia, išsiveža kapšą pinigų, o Lietuvos krepšinių tai yra nulis. Mes, aišku, gyvenam šitą situaciją ir temą tikrai nuolat, noriu pasakyti, nes, aišku, mūsų galbūt noras būtų aplamai vien lietuvius matyti visose lygose. Čia toks, sakyčiau, gal mažos šalies, toks, gal pavadinčiau net sindromu, nes mums tas identitetas yra labai svarbus ir ypatingai mažos šalies identitetą gali išreikšti visų pirma per savo žmonės, per savo žaidėjus krepšinį. Ir tikrai šnekam su klubais. Kita vertus, augant krepšiniui, didėjant klubų skaičiui, ypatingai LKL, kai buvo 12, mes turim įsiklausyti savo narius. Turim įsiklausyti į vadovus, į, sakykime, trenerius ir tas legionierių balansas ateina bendrų diskusijų metu, vienoks ar kitoks. Vieni nori didinti legionierių skaičių, kas, ypatingai tie, kas valdo biudžetus, nes jiems legionieriai pigiau kainuoja negu lietuviai. Mes, aišku, visą laiką turim atstovėti tą lietuviško identiteto pusę ir aišku, argumentuoti, kad taip, pagrindinis Lietuvos krepšinio sistemos tikslas yra rengti žaidėjus Lietuvos rinktinėm ir sėkmingai atstovauti Lietuvą jau tarptautinėse varžybose. Čia yra generalinis visos sistemos tikslas. Tai aišku, kad tas supratimas yra ir ateina aišku įvairių pasiūlymų. Pastarajam vykdomo komiteto posėdį prezidentas Paulius Jankūnas su sporto direktorium ir jie pristatė idėją, kad sisteminiam komandom arba programom, kaip Žalgiris ir kiti, leist į jaunimo programas atsiveš daugiau užsienio jaunų krepšininkų. Ir aišku, tai kaip ir iškart prieštarauja mūsų natūrai, noriu pasakyti. Mes paruošim kitiems. Sakykime, bet parduosim. Prašym, čia jau buvo trečias kartas, kada tas klausimas yra keliamas ir aišku, jie tie savus argumentus uždėstė. Vienas iš didžiausių argumentų yra tai, kad faktiškai visi talentingiausi jaunieji krepšininkai išvažiuoja į NCAA. Nutekėjimas talentų yra didžiulis ir panašiai. Tai vat šitokiais klausimais sprendimų ieškosiu konferenciją, noriu pasakyti, nes čia nėra nei mano, nei mūsų kaip organizacijos, čia yra visos krepšinio ekosistemos. Kada tai vyks konferencija? Konferencija įvyks jau gegužės 6 dieną, visus labai kviečiu į Raudondvario nuostabų dvarą ir ten visi susirinkę spręsime aktualiausius klausimus. Mes visada laukiame, kas papildys mūsų komandas. Galbūt vienas iš jų Žalgirio antrosios komandos kapitonas NKL čempionate iškovojęs bronzos medalius Mantas Laurenčikas. Mantai, o kur tu pradėjai pirmosius žingsnius? Perkūno krepšinio mokykloje. Treneris mano pirmasis buvo Mindaugas Barčaitis. Nors kažkada į U14 rinktinę buvau įrašęs, kad Modestas Bižys, nes Modestas Bižys mane paėmė į metais vyresnių rinktinę Perkūno ir leido pasireikšti, kadangi ten buvo aukštesnis lygis ir visą gyvenimą žaidžiau su vyresniais. Ir buvo toks treneris Gintaras Daugėla metus, kur daugiau ne krepšinio pagrindų man įdėjo, bet labiau gyvenimiškos patirties ir labai intelektualus žmogus. Kai šiek tiek vyresnis buvau, nuo 14 metų, tai tas pats čia esantis Martynas Gailiūnas yra
žiauriai daug prisidėjęs prie mano asmeninio tobulėjimo ir daugiausia laurų skirčiau jam. O kur tu dabar, kuriu gimnazijoje ar kur tu mokysi? Mokausi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijoje, kuri yra Vilijampolėje. Ruošia medikus. Aš medikas neplanuoju būti, bet tikiuosi su krepšiniu viskas gerai seksis ir nereikės man tos profesijos iki 40 metų. Aikštelėje kamuolį kaip priešutus gliaudai, jau kaip mokslai? Sakyčiau, esu toks vidutinis. Anksčiau būdavo lengviau suderinti krepšinį ir mokslus, dabar šiek tiek sunkiau ir ta 12 klasė ypač. Bet LSMU yra šiaip viena stipriausių Kauno, gal net Lietuvos mokyklų, jeigu taip atvirai šnekant, tai aš didžiuosi savim, aišku, kažkiek būna, kad apsileidžiu, nepadarau ten kokių užduočių, bet aš tengiuosi ir iš mokslo pasiimti viską, ką galiu, kaip ir krepšinį, kaip ir čia Žalgirio sistemai, taip ir iš ten. Gerai kalbi per mikrofoną, bet ir suburi savo komandą. Turbūt dėl to išrinko tave kapitonu. Kažkiek moku suburtą komandą, nes pats turėjęs patirties ir praeitų metų jaunimo Eurolygos turnyre buvau jau kaip ir kapitonas, dėja ten nepavyko pasiekti pačių aukščiausių rezultatų. Bet visą laiką realiai nuo pat praeito mūsų laimėjimo NKL jau galvojau, kad jau kai turėsiu kažkokią rolę didesnį, jau aš tikėjau, kad būsiu kapitonas, nes aš pats jaučiuosi ar aikštelėje, ar ant suoliuko labai energingas ir labai mėgstu pakylėti komandos draugus, kai jiem nesiseka, nes vis tiek žaidžiam visi dėl vieno tikslo ir man tas patinka daryti, man tai natūraliai gaunasi. Nesvajoji už Atlantų važiuoti mokytis? Esu labai prisirišęs prie Lietuvos ir labai patinka man čia ir gyventi, ir žaisti, bet aišku, kažkada reikia dėti tą žingsnį ir palikti tą Žalgirio sistemą. Nežinau, ar bus tai šiais metais ar kelsis už Atlanto, bet nežinau, kalbėsim su artimai žmonėms, su agentu ir pažiūrėsim kokie variantai. Po savaitės vėl susitiksime krepšinio pasaulyje. Galbūt vėl kažką naujo surasime ir jums parodysime. Iki pasimatymo Lietuvos ryto televizijoje. Avizo visiems, kurie renkasi kokybę.